Labas vakaras. Baltikum televizijos eteryje tiesioginė aktualijų laida Rezonansas. Pristatysiu šio vakaro svečius. Tomas Viluckas, partijos Drąsos kelias iškeltas ir Lietuvos sąrašo remiamas kandidatas Pajūrio rinkimų apygardoje. Ir Nijolė Oželytė, nepriklausomybės aktos signatarė. Iš karto klausiu Tomo. Tomai, jūs esate neįgalus žmogus, gyvenate Palangoje ir nusprendėte kandidatuoti į Seimą ir kelti sparnus į Vilnių. Kam jums to reikia? Labas vakaras, mėlyje televizijos žiūrovai. Klausimas, manau, iš tikrųjų kyla ne vienam iš jūsų, tą, kurį uždavė šios laidos vedėjas. Pirmiausiai, gal reikėtų dar truputėlį toliau pradėti, kad ne tik tai, kad aš gyvenu, kažkaip ten sėdžiu kažkur Palangoj, vežimėlyje. Dalykas tas, kad aš daug metų rašau ir reiškiu savo mintis įvairioje Lietuvos spaudoje, internetinėje žiniasklaidoje. Ir tai reiškia, kad aš nebejingas tam, kas vyksta mūsų šalyje. Ir daug metų aš jau tas analizės pateikiau, daug metų žvelgiu į tas politinės tendencijas. Ir tikrai, nesivedžiau aš atėjo, kad valdžia nei galvą per du mane toptelėdavau. Prieš keletą metų tiesa pradėjo bičiuliai kalbinti, sako, tu sugebi įdomiai reikšti mintis, prognozuoti, turi analitinį žvilgsnį, kodėl tau nebandyti? Ir į Seimą eiti, reikia ten protingų žmonių. Aš manau, kad toks esu. Bet aš visą laiką atmetau tokias kalbas, kaip neturinčias jokio pagrindo. Tačiau būtent pavasarį prasidėjo tam tikri procesai mūsų šalyje, tebesitęsiantis. Ir gavau pakvietimus konkrečius, į mane pradėjo kalbinti visuomenės sektoriaus, pirmiausiai žmonės. Tie, kurie pilietinio sektoriaus, kurie... Sakykite, koks lūžis? Koks buvo lūžis? Priminkite, koks lūžis pavasarį įvyko Lietuvoje. Sakytume, tokių dalykų visada Lietuvoje vyksta. Kažkokiu tai supurtimu, sakytume, kurie staigiai ima ir prasiveržia. Bet prisiminkime paprastą dalyką. FNTC skandalas. Ir mes matom, kas dedasi. Ta prasme, pareigūnai, kurie kovojo prieš korupciją, akivaizdžiai buvo pašalinti ir išmesti lauk. Kaip nieko apsimelavę. Dabar mes jau žinome iš teismo sprendimo, kad jie buvo neteisėtai atleisti tuometinio vidaus reikalų ministro, dabartinio mano konkurento Raimundo Palaičio. Ir atsiprašau, noriu pabaigti, kad ir po to, prisiminkime, Garliavoj. Ten brendo ir valdžios žmonės arogantiškai nesiėmė jokio vaidmens toje istorijoje, viską palikdami keistiem teismų sprendimai. Ir galiausiai mes turime tai, kad gegužės 17 taikų žmonės, besimeldžiantys, bebudintys, buvo 240 policininkų išvaikyti. Tai tokie dalykai, kaip pradėjo suprasti vis labiau ir labiau, kad toliau tik žiūrėti tampa nebegali. O tai gal užtektų jūsų kaip žurnalisto, kaip analitiko vaidmens šitoje situacijoje? Gal jūs daugiau galėtumėte padaryti tokiu būdu, o ne eidamas į Seimą? Ką Seimo narys gali padaryti? Seimo narys pirmiausiai yra įstatymų leidėjas, taip. Ir labai dažnai mes matome, kalbame apie tai, kad sakoma, įstatymas sako tai ir tai. Tai pirmiausia dalykas, turi būti žmonės, kurie tuos įstatymus bandytų leisti, žvelgdami ne interesų grupių, ko jie nori, tai interesų grupės tam tikros, bet atsižvelgdami tai, ką mąsto, kaip jaučia ir kaip gyvena žmogus. Paprastas Lietuvos pilietis, ką jisai išgyvena, kas jam yra svarbu. Nes iš tikrųjų mes patiriame dabar labai didelį valdžios ir politikų atotrūkį nuo paprastų Lietuvos žmonių. Tai yra be galo didelis atotrūkis. Jis visada buvo, aš sutinku. Bet kur yra problema? Jis tampa vis akivaizdesnis ir akivaizdesnis. Kokia valdžia be ateina Lietuvoje, jinai arogantiškai nesiskaito su žmonėmis, su piliečiais.
Pone Oželytė, o dabar jūsų manimų Tomo Vilucko galimybės būti Seimo nariu? Aš tiesiog noriu pratęsti Tomo mintį. Tomas pasakė, kad nutolusi valdžia nuo žmonių. Jinai tikrai nenutolusi nuo žmonių. Jinai nuo tam tikrų žmonių nutolusi. Jinai nesiskaito su žmonių interesais. Jinai skaitosi su tam tikrų žmonių interesais. Pavyzdžiui, socdemų reklamoje parašyta, mes už žmogų. Ir net pavardžių sąrašą jie gali pridėti, už kokius žmonės jie yra. Už tos žmonės, kurie firmų vadovai, kurie laimi valstybinius užsakymus. Kirkilo premjeravimo metu buvo ne tik tai Leo LT, buvo daugybė dalykų. Tai yra Seimo nariai, nuėję į Seimą. Ir man tai teko girdėti, vat jau dabar, išdirbančių Seime žmonių, kurių tie Seimo nariai žmonėmis nelaiko. Ten, tarkime, apsauga sekretorės, kada tiesiai šviesiai sako, vat už to klausimo sprendimą atėjo frakcijos vadovai tiek tai 10 000. Ir kyla klausimas, dabar visiems duoti po kapeiką, ar dabar savo viską pasilikti, nes kažkaip mažai už šitą klausimą davė. O klausimas paprastas, pavyzdžiui, kaip nuimti visiškai mokesčius nuo grybų, supirkimo dar ko. Tie dalykai, kurie bendrai Lietuvoje niekam, taip sakant, nežinomi, jie atrodo smulkus, bet vyksta balsavimas, vyksta pataisos, vyksta vat tų žmonių, kurių sąrašą gali pateikti, taip sakant, įtakingų žmonių gyvenimo gerinimas ir priimami įstatymai. Už tai laisvo proto žmogus, jūs uždavėt klausimą apie Tomo neįgalumą, Tomas pats neatsakė, bet aš pasakysiu, kaip aš vertinu. Žinote, arkliui labai svarbus kūnas, nes arklys dirba raumenimis. Žmogus vis dėlto turi dirbti protu. Ir aš netgi manau, kad Tomo privalumas yra tas, kada jo kūnas, taip sakant, sėdi savo ramiai padėtas, kuris padėtas. Ir nereikia jo aptarnauti visokiais, taip sakant, dalykais, kurie blaško mintis. Tai jo koncentruota mintis iš esmės gali padaryti labai daug. Ir labai daug gali padaryti nepriklausomybė šito žmogaus. Kodėl aš, tarkime, čia sėdžiu? Aš nedalyvauju rinkiminiai kompanijai, pati neinu į Seimą. Ir nenoriu niekaip jos įtakoti. Bet skaitydama Tomo straipsnius ir pažindama Tomo kaip žmogų, aš galiu pasakyti taip, kad šitas žmogus turi viršininką. Bet tas viršininkas sėdi ne Seime, ne prezidentūrai. Tas viršininkas ne tas, kuris moka jam algą už straipsnius. Tas viršininkas truputį aukščiau. Tomas ne Davatka. Bet aš tiesiog iš visos jo veiklos ir iš jo analizių, iš jo vertybių suprantu, kad jis turi Dievą galvoj. Nedavatkiškai jam pataikauja, kelia klupšiauja, ten keikdamas kokius spektaklius, ko dabar užsiima inkvizitoriai Lietuvoje. Bet jisai taip gyvena. Jisai gyvena ir už tai laisvas, protingas žmogus, kuris nepaklus nei kvailiam partijos reikalavimam, nei nupirksi jo už kelis tūkstančius jo balso nenupirksi. Jis dabar kaip oras reikalingas žmonėm. Lietuvai trūksta sąžiningos veiklos. Veiklos netrūksta, visi veikia. Sąžiningos veiklos, bet ir protingos. Vien emocijom, vien gerklė nieko nepadarysi. Analitinis Tomo protas, aš manau, dabar labai reikalingas Seime. Ačiū. Tomai, o dabar tada paaiškinkite, kodėl pasirinkote būtent šią partiją, kodėl Drąsos kelias, o ne kuri nors parlamentinė partija, tradicinė daugeliui mūsų. Pirmiausia, partijos pasirinkimas nėra toks turgus. Žmonės įsivaizduoja, dabar bakstelėsiu pirštų ir ta partija, ana partija. Šiuo atveju mano apsisprendimai lėmė tai, kad buvo kvietimas. Aš sulaukiau, kaip minėjau, pirmiausiai mane kreipėsi pilietinio sektorių žmonės, kurie kalbino, sako, gal galėtum, ir aš sakiau, palaukit, pasvarstykime. Galiausiai į mane kreipėsi Neringa Venckienė, jinai konkrečiai mane pakvietė, sako, ar galėtum, tikrai reikėtum tavęs. Ir toj vietoje, pirmiausia, aš noriu pastebėti, kad tikrai jokios kitos partijos nesidomėjo. Čia jų reikalas, kad jiems nebuvo svarbu mane pakviesti. O kitas dalykas vis dėlto lėmė tai, kad tai, ką deklaruoja Drąsos kelias, tai yra kova už teisingumą, kova už tai, kad vyktų pertvarka teisinėje šalies sistemoje. Tai man yra artima. Ir Drąsos kelias nėra, sakytume, ta partija, kuri turėtų savo struktūrą, kažkokią tai griežtą hierarchinį valdymą. Tai yra daugiau kaip visuomenė srovė, kuri bando pramušti toje gelžbetoninėje sienoje kažkokią tai skylutę.
pavyks, nepavyks priklausys nuo rinkėjų. Pat aš esu partijos narys. Ir man tai labai patinka, kad iš manęs nebuvo pareikalautas tokį partiją ir būk lojalus. Man buvo paprasčiausiai, aš buvau pakviestas eiti ir bandyti šituo keliu su tais žmonėmis, kurie nori pokyčių mūsų šalyje. Pokyčiais, bet pokyčius galima įgyvendinti tik tuomet, kai turi daugumą Seime, kai turi stiprią komandą. Jeigu bet kurios partijos vienas ar keli nariai patenka, iš tų rinkiminių pažadų lieka tik tais muilo burbulas. Kaip tuomet jums, ar pavyks išlaikyti stuburą, ar kaip jūs įsivaizduojate darbą, jeigu tai nebus dauguma? Aš žinote, tokį gal pradėsiu nuo metaforos, kurią neseniai vienai pjesai perskaičiau. Smėlis patekęs į prietaisą gali išvesti visą tą prietaisą iš rikiuotės. Paskui reikia prietaisą išvalyti, sutepti ir jisai gerai važiuos. Tai aš galvoju apie tai, kad žmonės, kurie gal ateis ir gal jie nesudarys daugumos parlamente, bet aš žinom, kaip rinkėjai pasirinks, pamatysime. Greit mes tai sužinosime. Ir kai žmonės, kurie pateks, jie gali tą mechanizmą pajudinti, pakeisti. Kaip ten bus? Vienas Dievas žino. Bet aš manau, kad kuo daugiau ateis sąžiningų, protingų žmonių, tuo labiau ta sistema, kad ir po truputį keisis. Aš tuo esu tikras, tuo tikiu, nes, jeigu netikėtum, kad Lietuvoje egzistuoja sveikas pradas, tai ko čia išmet gyventi ir būti. Vienas iš jūsų programos teiginių sako, kad jūs norite sumažinti Seimo narių skaičių. Kodėl? Paprastas dalykas, pirmiausiai dabar yra proporciškas neatitikimas tarp gyventojų kiekio ir Seimo narių renkamo kiekio. Tai yra akivaizdu, 141 narys, kuris yra Seime, buvo nustatyta Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos aukščiausioje taryboje. Ir tuo metu atitiko mūsų demografinę padėtį ir paskui automatiškai paliko. Ir kiek aš bendravau su signatarais, jie sako iš tikrųjų, kad taip, tai atitiko to meto realybė, kai jie atsvarstė apie konstituciją. Viskas buvo aišku ir tarsi savame suprantama. Dabar keičiasi laikai. Antras dalykas, aš manau, kad tai pakiltų, mažinant Seimo narių skaičių, Seimo nario mandato moralinė vertė kažkuria prasme. Tada jau nebebūtų taip lengvai išvaistomas, kaip dabar į sąrašą įtraukiami žmonės, nesuprasi, kodėl jie patenka į vieną ar kitos partijos sąrašą, jie patenka paskui į Seimą ir paprasčiausiai tai jau nebėra tautos grinuoliai, tautos atstovai. O čia prieina pačiausiai per partinę nomenklatūrą. Tai yra negerai ir pačiausiai mes turime keisti valdžios formavimo pačių principą, visų lygių valdžios formavimo principus. Kad šalyje praėjus 20 metų po nepriklausomybės paskelbimo pradėtų, mes esame tokiame tarpinėje būsenoje ir mums turime apmąstyti, kaip toliau vystosi mūsų valstybingumas. Tai vienas iš pabrėžiu, nepagrindinis būdas būtų keisti esamą padėtį. Ačiū už jūsų atsakymą. O dabar trumpam atsisveikinsime, kad vėl susitiktume po reklamos. Tęsime tiesioginę aktualijų laidą Rezonansas. Priminsiu, kad laida tiesioginė, todėl galite paskambinti į studiją ekrano pačioje nurodytų telefono numerių ir pateikti mūsų svečiams klausimus. Taigi, ponia Oželytė, jūs norite vis tiek pridurti, kad Tomas, nors ir vienas, jisai gali daug. Pirmiausia, Tomas ne vienas, kiek aš žinau, Lietuvos sąrašas palaiko ne vieną žmogų ir iš Drąsos kelio partijos, ir iš kitų. Aš tiesiog noriu pasakyti, kad ir vienas laukia karys, kad ta legenda ir tas melas, kuris leidžiamas žmonėm apie tai, kad reikia laimėti daugumą tam, kad kažką pakeisti, tai yra pasiteisinimas tų dabar mūsų tradicinių partijų, kurios keičia vieną kitą jau 22 metus ir iš tikrųjų viskas grimsta dar daugiau
Na tikrai, Lietuvoje valdžia panašiai į huntą, kur vienas teismas neteisingai kažką tai nusprendžia, kiti puola vykdyti, privačios tenai antstolės gali nusisamdyti savo policijos pajėgas ir tie užsidengia savo veidų šalmais, tvatina žmonės ir mindo trispalvę. Visa tai yra blefas. Ir žinot kodėl? Todėl, kad jeigu viena partija laimi daugumą, taip, tai kita va ta tradicinė sėdi opozicijoje, jinai nedaro lygiai nieko. Jinai sėdi, jie eina tas pats procentas, ko gero, už tai, kad jinai paremia tam tikrus klausimus, tas pats procentas pinigėlių. Jeigu eina dideli susitarimai, kaip dabar dėl atominės, pažiūrėkit, Uspaskichas su Kubilium, draugai, viskasgi tvarkoja. Jau visi užmiršo, kad byla Uspaskychui, kad jis aferistas galbūt diplomą nusipirko, kad jis į Maskvą buvo pabėgęs. Draugauja puikusis Kubilius, kadangi reikia balsuoti už elektrinę. Tai koks skirtumas? Ar tu pozicija, ar tu opozicija? Tu savo procentą gauni. Būk tu tik tradiciniai partijai. Bet kada ateina va ta smiltelė, va tas suknis, tas akmenukas neapdorotas tau į batą. Ar tai būtų Naglis Puteikis, ar tai būtų Ligitas Kernagis, kurie nežino, kad reikia tiesiog paimti savo keletą tūkstančių ir patylėti, kol ateis tavo dauguma ir tu vėl meluosi, kad tu galbūt ten to ir tą norėjai, bet tas neprabalsavo, tas pamelavo. Ir kada tu pradedi naudotis to, ko gali naudotis Seimo narys, tai yra paklausimas tam pačiam VSD. Bet prezidentui, bet kur, tu gali eiti į kiaurai sienas, tu gali eiti į kalėjimus, tu gali eiti į prezidentūrą, tu gali eiti į VSD, tu gali eiti visur, jeigu tu eini, o nesėdi kaip koks lydeka. Pas mus yra žmogus atsakingas už žmogaus teisės, yra Seimo žmogaus teisų komiteto pirmininkas, lydeka, kuris sėdi ten tarp meldų kažkur tai, statosi nelegaliai, remontuojasi savo kažką tai Vilniaus senamiestį, mes išgirstam iš skandalų laikraščiuose. Jie tiesiog nedaro nieko, už tai negali nieko pakeisti, bet vienas nepatogus. O koks jam? O jam? Ar apsimoka būti patogiam? O ką jis iš to patogumo laimės? Bet jūs nuolat pabrėžite, kad tas gavo, tas ėmė, tas neėmė. Jūs pati buvote Seime. Jūs ėmėte? Ar jums siūlė kas nors? Siūlė. Man pasiūlė, nes kaip tik tada skirstėme dažnius. Aš tada buvau ne Seime, bet aš buvau televizijos dažnių skirstimo komisijoje. Nes buvo kaip tik mano tarpas tarp kadencijų. Ir man atvežė didelį sakvojažą. Mes kaip tik tada skirstėme lankavo dažnius, turėjom balsuoti. Ir tiesiog per vieną tokį teisininką, per advokatą, labai tarp kitko padorų, aš net neįtariau. Aš buvau suvesta su žmogum, kurio aš nežinojau vardo pavardės. Po to mes visi jau jį sužinojome. Ir tiesiai šviesiai man buvo pasiūlytas sakvojažas, kaip filmuose, $. Aš buvau labai pasimetus, sakau, viešpatie, jūs tik tiek vertinat mano nekaltybę. Sakiau, ką mažai, tai mes dar sutartim jums pavarysim. O aš kadangi esu bailė, aš galbūt ir nesažininga, ir ne jokia kito, aš tiesiog bijau, kad naktį prikels, kad prieš vaikus bus gėda. Nu tai, vienu žodžiu, kad per mažai, tai neėmiau. Neėmėt. Tai sėdėčiau čia dabar, kad būčiau paėmus. Aš matyt, sėdėčiau jau Lukiškėse, nes kadangi nepatogiai kalbu. Bet aš noriu pasakyti, vienas laukia karys, jeigu jis dirba. Jeigu jisai sėdi ir laukia savo procento, tai... Ir čia labai geras momentas pakalbėti apie korupciją. Iš tikrųjų, kova su korupcija turbūt neimituojama. Lietuvoje, pažiūrėkime, paprastą dalyką. Ar jūs matote, kad būtų pačiuptas už rankos labai aukštas politikas? Tai yra pačiumpamas smulkmė, koks nors Lazdijų, ten meras, kokio miestelio, dabar pačiupo Adomavičių. Paleis, nes paleido Skyką, viceministrą. Ir žmogus išsiteisino. Jis pasakė, kad rinko pinigus partijai. Tai yra teismo nutartis. Ir ką? Šita partija toliau dalyvauja rinkimuose, yra remiama iš valstybės biudžeto, iš mokesčių mokėtojų. O kaip jūs kovosite su tokiais dalykais? Tai pirmiausia, aš manau, kad reikia reorganizuoti pas mus Lietuvoje visas šitas tarnybas, kadangi jos yra visos labai išskaidytos. FNTT dirba atskirai, ST dirba atskirai, ekonominių nusikaltimų policija dirba atskirai. Jis reikia sujungti į vieną galingą struktūrą, kurioje vadovautų tokie žmonės kaip Geržadas ir Gailius. Ir šitą tarnybą gerai apmokama, turinti plačius įgaliojimus, taip kaip kažkada Jungtinėse valstijose Hooveris turėjo. Tai tokia tarnyba gali kovoti ir dirbti, bet jinai turi būti ne politikų tampoma. Bet politika turi sudaryti sąlygas, kad jinai galėtų dirbti laisvai ir nesusijęsi su būtent politinėmis struktūromis. O dabar kas atsitiko? Mesgi žinome, duoda sąrašą, mano konkurentas, būdamas ministras, davė sąrašiuką, kokių neliesti firmų. Kam davė sąrašą? Gailiui.
Taipgi įrodyta buvo spaudoje. Taip. Davė sąrašiuką. Ir žmogus, kuris pasakė, ne, aš vis dėlto nenorėčiau teptis taip rankų, atsidūrė gatvėje. Tai čia yra didžiausia nesąmonė, kokia gali būti, kada politikai kišasi į prokurorų veiklą, į teisėsaugininko veiklą. Ką mes turime? Turime apgailėtinus rezultatus. Politinės korupcijos Lietuvoje neegzistuoja. Ir paskui kalbame, o kaip su ta ekonomika? Nu kaip ekonomika gali judėti, jeigu jinai pastoviai turi turėti sąryšį su šešėliniu verslu ir taip toliau, su nusikalstamom struktūrom. Kaip jinai gali judėti? Čia neišsprendžiamas klausimas. Kol teisėsauga nebus sutvarkyta, tol ekonominė pažangos Lietuva nesulauks. Čia akivaizdu. Ir beje, žiūrovai, skambinkite dabar. Nepraleikit progos, klauskite, kas jums įdomu. Jūs taip pat norite įteisinti nuostatą, kad būtų... kaip tik turime pokalbininką. Labas vakaras. Labas vakaras. Prisistatykite, prašau. Gal paikite tolėliau nuo televizoriaus. Taip, turbūt išjungiau garsą. Virgis, norėčiau kalbą eina apie korupciją, apie STT. Tai ir va tokį pastebėjimą turėjau. Prieš kurį laiką buvo kreipėmėsi mes čia dviese pas vieną iš pareigūno Klaipėdos ir su tokiu pastebėjimu ir pagalbos prašymu, kad galbūt galėtų atkreipdėmėsi į tam tikrus faktus mūsų savivaldybėje. Ir sulaukėm tokio atsakymo, kad vis dėlto negalima, nes reikalingos investicijos į uostą ir taip toliau. Ir jeigu sužinos investitoriai, kad čia yra korumpuota aplinka ir panašiai, jeigu yra dedami antrankiai ten merui buvusiam ar dabartiniui, reiškia įtarimai, reiškia neteis investicijas, o finansai reikalingi, pajamos reikalingos. Tai va, įdomu kaip. Ačiū už jūsų klausimą. Tai va, jeigu būtų nepriklausoma, galinga agentūra, viena, o ne kelios išskaidytos, pavaldžios atskirom ministerijom, kaip dabar yra, žmogus galėtų tiesiai į ją kreiptis. Ne kažkur tai, o į ją. Ir taip turėtų būti daroma. Deja, pas mus yra viskas taip padaryta, kad tos jėgos būtų susilpnintos teisėsaugininkų. Išskaidytos ir viskas. Ir mes turime akivaizdų pavyzdį, kurį dabar girdėjome. Ne, bet žmogus labai teisus dar dėl labai simptomatiškas dalykas, kad pas mus dabar Lietuvoje atseit mažesni dalykai, tai yra atskiras žmogus, atskiras tenai koks nors neteisingas teismo sprendimas, į juos yra nežiūrima vardan didesnio tikslo. Štai tarkim Garliavos atvejais. Na, numokim rankas, tegul lieka teisinė valstybė, tegul neteisingas teismo sprendimas, bet vykdykim, kad kažkas mus laikytų teisinę valstybę. Štai pono, kuris skambina atveju irgi, tegul tik būna investicija. Nerodykite savo nešvarių padurkų. Lygiai FNTT atveju. Na, tegul išlaiko prestižą vis dėlto ministras. Prezidentėgi užtarė. Prezidentė Palaičio draugė ir Čiapliko pasirodo. Nu, tegul jie išlaiko savo veidą. Tiek jau tų dviejų, jie kaip nors susiras darbą, jie profesionalus. Tai va aš manau, kodėl reikalingi tokie žmonės kaip Tomas Viluckas. Jeigu tu esi nepadorus smulkmenuose, na, tai reikia tik tai tam tikro didelio kiekio, kad tu būtum labai nepadarus ir dideliam dalyke. Na, nėra šitaip, kad žmogus parsiduodamas smulkmeniškai neparsiduotų brangiai. Tiesiog nėra smulkmenų. Tu turi būti arba padarus, arba ne. Tu arba nešvarus, arba švarus. Tu negali būti truputį neščias, tu arba laukės, arba esi vaisingas, arba bergždžias. Už tai Tomo kokybės žmonės ir Tomo, ir aš sakau to paties Naglio Puteikio, jie yra auksas. Jie reikalingi, nes galbūt jie patys tenai kalnų nenuvers, bet jie tikrai netylės, jeigu kažkas tai bandys elgtis neteisingai. Vardant kilnių tikslų, kurie neaišku, kada dar ateis ir ar ateis iš viso. Toma, jūs siūlote įteisinti galimybę atšaukti Seimo narį. Kaip tai galima atlikti ir kodėl tai reikia daryti? Pirmiausia, reikia panaikinti daugiamandatį apygardą, kai mes renkame per sąrašus į Seimą. Per partinius. Per partinius sąrašus. Tai pirmiausia, šito reikėtų, kadangi tokio žmogaus neatšauksi.
kad jis turėtų atsakomybę tik prieš savo rinkėjus, tai yra renkamas tik mandatai. Ir tada yra labai paprastas mechanizmas, kuris yra paplitęs normaliuose šalyse demokratijos, kad reikia surinkti parašų daugiau negu tiek, kiek už jį balsavo per rinkimus. Tada tas žmogus gali vėl bandyti, kelbimi nauji rinkimai, ir jis gali pasitikrinti, ar piliečiai išrinks. Tai nėra sudėtingas mechanizmas, nėra sunkus, jį galima įgyvendinti, ir tai būtų piliečių kontrolės mechanizmas. Dėl to, kad žmonės turi turėti sąryšį su savo išrinktų atstovų. Nes aš labai nemėgstu žodžio Seimūnas. Bet iš tikrųjų taip jau gavosi, kad Lietuva atrado tas baisus žodis. Mes atsirindom tokia žodžiai arba žurnaliūga. Tai yra tokie žodžiai, kurie parodo iškreiptą tam tikrų profesijų vaizdą, kuris yra žmonių sąmonėse. Man patinka žodis tautos atstovas. Nes jeigu tu esi tautos atstovas, tu atstovauji tų žmonės, tu turi ryšį su jais, jie tave myli, jie pa tave ateina. Dabar, ką tik skambino tautos atstovas, bet padėjo ragelį. Labai gaila. Labai gaila. Ir jūs pats paminėjote, kad jeigu atsisakyti daugiamandatės apygardos ir žmonės turėtų galimybę išrinkti tautos atstovus tiesiogiai, patys tik tautos atstovai. Bet ar tai nesukels grėsmės išrinkti tokias marginalinės asmenybės, kaip kad pavyzdžiui Kėdainiuose žmogus pakankamai populiarus, suteikia daug darbo vietų ir vien tik tais tokiu būdu jis gali tapti Seimo nariu. Arba dar koks nors kitokiu būdu populiarus žmogus. Bet tai ne politikas, jie neturi minčių. Pirmiausia, aš noriu pasakyti, kad mes labai įdomiai įsivaizduojam tos Lietuvos žmonės. Nėra jie visai tokie kvaili. Kad visi rinks tik tai korumpuotus, tik tokius. Mes paimam išskirtinius atvejus, kaip Kėdainių, reiškia, Kneziaus situacija, arba ten Biržuose, Valkiūno. Tarsi, mes paimam tik tai keletą milijonierių. Nesusodinsime 100 milijonierių kiekvienoje apygardoje. Neįsivaizduokime, kad tai bus. Man atrodo, kad jeigu vis tiek, aš vėlgi žvelgdamas į Lietuvos žmonės, bendraudamas tikrai su, aš gyvenu tarp žmonių, aš bendrauju su jais, nėra jie tokie kvaili, kaip nori jiems pasakyti ir įrodyti. Jie moka rinktis, jie gali rinktis, žinoma, yra visko tai mūsų Lietuvoje, bet sudarykime sąlygas reikštis pilietinėm iniciatyvom. Leiskime jiems tai daryti. Dabar yra labai paprasta. Yra politinis elitas, jis ramiai savo gyvena ir jisai taip viską pasidaręs, kad jis būtų nepajudinamas. Ką reiškia? Kaip jis? Komis priemonėmis? Įstatyminėmis, konstitucinėmis priemonėmis. Bet konstituciją mes visi balsavome. Taip, bet atleiskite ir vėl. Aš vėl pabendravus, visi mes puikiai žinom, 92 metų konstitucija, jinai buvo kompromiso rezultatas. Tai buvo kompromisas. Prisiminkime istoriją, tuo metu aukščiausiai taryba posėdžiavo netgi 2 skirtingose salėse. Nijolė daug galėtų apie tai papasakoti. Ir iš tikrųjų tai buvo kompromisas, reikėjo išbristi iš situacijos. Ir konstitucija nėra nepajudinama karvė, šventoji karvė, kurią turime dabar. Dabar yra tokia situacija, kai šalis praėjo 22 metai, yra tam tikri procesai įvykę. Ir mes turime apmąstyti, ar teisingas yra visų lygmenų valdžių formavimas. Tai vykdomosios, įstatymų leidžiamosios ir teismų valdžios. Ar teisingas tas formavimas, ar jis atitinka realijas, mums reikia permąstyti tokius dalykus. Ir drąsiai apie tai kalbėti. Ir netgi paprastas dalykas, imkime referendumo klausimai. Juk pagal to metu realijas buvo sugalvota, kad 300 000 parašų, kad referendumas įvyktų, reikia, kad prabalsuotų pusę visų šalies gyventojų. Dabar tas yra nebeįmanoma. Kodėl neįmanoma? Dėl to, kad šalies emigravosi, netgi taip. Bet ne tik dėl to, Tomai, juk tąsyk mes bijojame tų Rusijos keliamų, kiršinamų ir maitinamų pasipriešinimo agresyvių jėgų viduje. Todėl buvo uždėta tokia referendumo riba, kad jie patys negalėtų staiga surengti referendumo prieš nepriklausomybę. Taigi tą reikia suvokti. Dabar nėra vidinio priešo, dabar yra savo paties piliečiai. Ir referendumo įstatymas yra priešas piliečiams. Taip, tai yra apsauga. Dabar skambina mūsų tautos atstovas. Labas vakaras. Labas vakaras, klausome jūsų, galite pateikti klausimą. Čia man
klausimas labai paprastas. Prisistatykite, prašau. Labai atsiprašau, aš gal labai negražiai pasakysiu. Balvonai kalba. Ką kalba žmogus vienmandatiniai komisijai, tai yra vienmandatinis rinkimai ten visokie. Be ideologijos, be nieko, jokių, nieko jie nepadarys, absoliučiai. Susirinks avinų banda. Avinų bandai kiekvienas įrodinės savo teisybę. O ponia Oželytė, tai iš viso kas jinai. Prasidavosi... Tai ką jūs norite paklausti? Viskai prasidavus moteriškai. Ir dabar galiausiai prasidavė šitai Venckienė, kad... Labai ačiū už jūsų klausimą, gal čia buvo... Čia buvo geras klausimas. Ne, tai buvo vis tik tais klausimas. Už tai, kad žmonės galėtų užduoti tokius klausimus. Ir netgi tai, kas įvyko, galbūt vakar stebėjo visi eteryje ir pono Patacko stiklinę ir kito žmogaus labai šlykštų žodį apie Landsbergį. Mes kažkada kovojame ir 13 iš mūsų galvas padėjo tam, kad šiandieną būtų laisva, va tokia erdvė, kurioje būtų galima kalbėti. Ir žmogus visai teisus, reikalinga ideologija. Taip, iškart patikslinu, mano ideologija yra krikščioniška demokratija. Klasikinė krikščioniškoji demokratija. Kadangi aš šitos klasikinės demokratijos tėvų darbus, mintis skaitau, analizuoju ir taip toliau ir jos turiu, aš šitą poziciją. Mėlėjai Lietuvos žmonės, be jokių paslapčių, ramiai sakau, mano ideologija yra krikščioniškoji demokratija. Dar turime vieną klausimą. Labas vakaras. Labą vakarą. Aš paprasčiausiai noriu pasakyti tokį dalyką, kad man atrodo, kad rinkimai, kaip sakant, neduos jokių rezultatų. Tol, kol mes negalėsim balsuoti žmonės. Už žmonės, už konkrečius žmonės. Aš iš karto galiu jums parašyti scenarijų. Kas bus, reiškia, tą vakarą, reiškia, rinkimų pabaigos vakarą. Prasidės iš karto, čia jau mes koaliciją sudarom su šitais, čia mes sudarom su šitais ir viskas tekės sena vaga. Ačiū, kad išklausėt. Labai ačiū, bet koalicija... Nepriklausomybės klausimas labai svarbus, Tomai. Nes tikrai, vardan gero tikslo, jeigu kviesk į grupę kokią susėt. Jūs žinot, kokiam siaubai atsiduria Seimo narys pirmą kartą atėjęs į Seimą. Jisai žadėjo žmonėm, kad tučto jau bus teisingumas. Jisai ieško to kabineto, kur čia pastuksėti kumščių per stalą teisingumo ir jisai supranta, kad čia jis tas kabinetas. Ir tasik, va tokie visokie bailiai arba prisiplakėliai, tie, kurie nežino, ką daryti Seime, tada jie jungiasi į grupelės, gauna tą savo kapeikus už tos pabalsavimus ir šitokio ramybėje sėdi. Tomai, čia labai svarbus klausimas. Arba su kuo eisi į koaliciją, vardan didelių tikslų, ar su velniu eisi oboliauti? Dabar dar išklausykime vieno žiūrovo klausimą. Labas vakaras. Labas vakaras, Irena ir Klaipėda. Aš noriu pasakyti, kas liečia Landsbergį, tai klaipėdiečiai tikriausiai apie gerą žodžią nepasakys, bet klausimas yra kitas. Kodėl bijo Paksas, kad vėl taps mūsų prezidentu? Klaipėdiečių yra daug, kurie už Paksą yra daug rūpių ir mes palauksim, kol užaugs Pakso sūnus, arba tada tik tikėsim tikrą Lietuvą, nes Labai ačiū už jūsų klausimą. Labai ačiū už jūsų klausimą. Gal vis tik pratęskime apie atsakomybę Seimo nario išrinkus ir patekus į Seimą. Kaip jūs įsivaizduojate savo darbą Seime? Juk reikės, kad ir jūs kažkur tai ir pastumtų, reikės ir kad prie stalo privežtų. Gal jūs vien tik tais už tai, kad jūs kas nors pastums, prisijungsite į koaliciją? Na, pirmiausiai, aš turiu, kas mane pastumė ir mano namuose. Tai jeigu taip kalbant. O iš tikrųjų dėl koalicijos, tai pažiūrėsime, kiek pateks Drąsos kelio žmonių, kiek pateks nepriklausomų kandidatų iš kitų apygardų, kiek bus, sakytume, koks bus tas jėgų santykis. Vis dėlto mes pažiūrėsime. Ir mes negalime dabar burti iš kavos tirčių, kas su kuo kaip. Ačiū Tomai. Turime dar vieną klausimą. Išklausykime žiūrovą. Labas vakaras. Labas vakaras. Prisistatykite, ponė, prašau. Kodėl ponia Oželytė nebeina į Seimą? Jis labai reikalinga ir Seime, ir visuomeniai.
Nu, tiesiog tikrai trūksta tokio žmogaus, aišku, aš tos kelio viso nežinau, aš už jį balsuosiu, bet man labai patinka Oželytė, aš jos asmeniškai nepažįstu, bet labai protinga moteris, kodėl nevyna. Ačiū, ponia. Va matot, man iš karto kompensaciją likimai siunčia už tą nuožmų vyro klausimą, nors aš jam irgi dėkinga. Labai dėkoju už tą meilę ir aš tikiuosi, kad ponia tikrai balsuosite už Tomą Vilucką. Arba už Naglį Puteikį, arba už kitą tikrai Jeigu jūs turite skonį ir aš jums patinku, tai jūs išsirinksite gerą kandidatą. Aš tai tiesiog pasakysiu nuožmiai turbūt. Aš tikrai padedu Tomui, aš tikrai padedu kiekvienam. Jūsų Klaipėdoj padedu Šarūnui Navickiui, Nagliui Puteikiui, Tomui Viluckui, tiem žmonėm, kuriais aš pati tikiu. Labai dažnai žmonės rėkia, nėra ko pasitikėti, o aš noriu žmonių paklausti, o jumis galima žmonės pasitikėti? O jūs, ar esate tokie, kokiais reikalaujate būti tų, kurios renkate? Sąžiningi, nemeluojate, neištvirkaujate, nevagėte, 100 litų atradę iš karto keliate ir sakot, kieno, ar jūs tokie? Aš dėja nepasitikiu žmonėmis. Aš nepasitikiu tuo, kad štai aš nueisiu į Seimą, aš pasiaukosiu, tai yra didžiulė auka, tai, ką daro Tomas, yra didžiulė siaubinga auka. Tik visiškas kvailys gali pagalvoti, kad nuėjimas į Seimą, sėdėjimas prie lovio ir 5000 gavimas yra kažkas. Koks čia tau, aišku, jeigu tu esi visiškas ubagas, gal lovys, bet normaliam žmogui tai yra auka. Visi tave nagrinės, kaulelius tavo rankas. Labas vakaras. Labas vakaras. Klauskite, prašau. Aš norėjau paklausti gerbiamų žmonių, kaip jie galvoja apie mūsų tą atominę elektrinę, balsuoti už ar prieš. Kaip galima balsuoti dabar, jeigu niekad mes nežinom, nei, pavyzdžiui, būtų kokie nebūtų sutartys atspausdintos, aš paskaityčiau, ar man tinku ten balsuotų, ar netinku, o dabar aklai. Balsuokit arba nebalsuokit. Kaip taip galima daryti? Ačiū už jūsų klausimą. Gal Tomą paprašysime, kad atsakytų. Labai aktualus klausimas. Pirmiausia, mes turime suprasti, kad atominės elektrinės įstatymas jau yra priimtas. Ir šitas referendumas yra tik tai akių dūmimas, nes jis yra patariamasis. Patariamasis. Tai yra reiškia, politikai vis tiek, ką be nuspręstumėt, neklausys. Tai bus jūsų sprendimas, bus tik tai manipuliacijoms terpė, daugiau nieko. Štai kodėl aš manau, kad šitas referendumas yra pinigų, valstybės, mokesčių mokėtojų pinigų švaistymas ir mėtymas į balą. Latvija sakė, kad jeigu tauta pasisakys prieš, jie neprisijungs. O jeigu neprisijungs Latvija prie bendros statybos, čia kils didelių problemų, štai žmonės vis tiek eikit ir balsuokit. Bet, Nijolė, dabar kaip nustatysi, ar pasakė prieš, ar už, kad netgi referendumas neįvyks. Esu tikra, kad neįvyks. Nepakaks dalyvavusiųjų. Skaičiaus pagal dabartinį referendumo įstatymą jis net neįvyks. Tada, Tomai, galima paklausti, ar jūsų pirmas pasiūlymas bus referendumo įstatymo pakeitimas, kad nereikėtų 50%? Žinoma, kad kai tik tai apšilsim kojas, tai žinoma, kad tai reikia skelti. Ir labai visų rimtumu tą klausimą. Tai to, kad jeigu mes nekeisime referendumo įstatymo, tai viską, tai piliečių dalyvavimas toliau bus apribotas. Aš net ko, kad tai išgelbės Lietuvą, bet piliečių dalyvavimas valstybės gyvenime tai labai stipriai ribojama. Bet grįžtant prie atominės elektrinės, dabar tie, kurie pasisako prieš atominę elektrinę, yra vadinami Rusijos priešais, kurie pataikauja Gazpromui. Nepatinka man šitą retoriką, kadangi mes normaliai valstybėje turime diskutuoti visus klausimus. Ir iš principų politikai turėjo jau išardę Leo LT, turėjo išsyk skelti referendumą ir paklausti žmonių, ar norite, kad būtų iš viso kaip toks reiškinys Lietuvoje ar ne. Pirmiausiai tai, paskui gavę tautos mandatą, jau spręsti, dėrėtis ir palikti, nustatyti visas sąlygas. Dabar vyksta tai, kad netgi žmonės neturi elementariai, ką jie mato filmukus, kuris rodoma per reklaminius, per televizijas. Tai nėra agitacija, tai yra tik tai agitaciniai filmukai, bet jie nemato elementariai skaičių, lentelių, detalių, energetikų, žaliųjų pasakymų. Turi būti tautos debatai apie tokius dalykus. Dėl to, kad tai yra 50 metų į priekį sprendimas, kuris... Ačiū Tomai. Dabar trumpam atsisveikinsime, kad vėl susitiktume po reklamos.
Tęsėme tiesioginę aktualijų laidą Rezonansas. Priminsiu, kad mūsų studijoje svečiuojasi Tomas Viluckas, partijos Drąsos kelias iškeltas ir Lietuvos sąrašo remiamas kandidatas Pajūrio rinkimų apygardoje. Ir Nijolė Oželytė, nepriklausomybės akto signatarė. Taip pat priminsiu, kad galite skambinti ekrano apačioje nurodytų telefono numerių ir pateikti klausimus laidos svečiams. Tomai, baigiam kalbą apie atominę elektrinę ir gal grįžkime prie socialinės problemos Lietuvai, emigracijos. Kaip Jūs manote, ar emigracija natūralus reiškinys, reikia jį stabdyti, ar tai yra Seimo uždavinys, ar vis tik tais nesikiškime į tos dalykus ir palikime? Aišku, dirbtinai mes negalime stabdyti, tai yra neįmanoma. Dėl to, kad mes gyvename tokioje vakarų civilizacijoje ir nepastatysi sienos akmeninės ir neišleisti žmonių neuždarysi. Pažiūrėsiu, mes turime kurti aplinką, kad žmogui gera būtų čia. O dabar kol kas pratęsime jūsų atsakymą. Turime pašnekovo skambutį. Labas vakaras. Labas vakaras. Prisistatykite, prašau. Linas iš Klaipėdos. Malonu, Linai, klauskite. Paikite toliau nuo televizoriaus. Repliką norėčiau pasakyti. Čia dėl Tomo. Tomas tikrai yra šaunus vyras, teko paauglystėje kažkada pas jį nakvoti namuose, jis priglobė tiesiog tokius studenčiokus du vaikinuką ir merginą, atvažiavusius, pasiskambinusius, šaunus tėvai, tikrai šviesų žmonės ir jo brolis, ir jis pats, ir tik sėkmės. Ką norite paklausti, Tomo? Skambinusios Tomo, nemanau, kad kažką gudraus galima būtų sukto klausinėti, nes matosi, žmogus yra tikrai krikščionis, mąstantis, einantis į priekį ir kad viskas čia yra aišku. O dar aš labai trumpai dėl skambinusios prieš tai moters, kuri laukia Pakso karalaičio sūnaus suaugimo. Tikrai klaipėdiečių palaikymą Vytautą Landsbergį ir yra tikrai taip pat šviesų žmogus. Sėkmės jums visiems. Ačiū už jūsų repliką. Ar jūs norite atsakyti, ar toliau tęsime apie emigraciją? Ačiū tikrai skambinusiam Linui. Malonu, kad žmogus prisimena kažkaip ir nešiuosi širdyje gražius dalykus. O dėl emigracijos iš tikrųjų... Daugelis sako, kad tai yra natūralus, nes žmonės sugrįž, ar jų palikuonės sugrįž, kaip ir tarpukario Lietuvoje, išvažiavo 100 000, bet paskui jie visi grįžo. Sunkus klausimas. Aš pažįstu žmonių, kurie grįžo, pažįstu žmonių, kurie išvažiavo, sakė grįž ir nebegrįžta. Iš ties mums reikia mąstyti daugiau, gal globaliau apie tautą kaip tokią, nes problema yra tai, kad kaip išlaikyti žmogaus ryšį su Lietuva. Ir ydingas yra Konstitucinio teismo sprendimas, kuris griežtai atribojo tos, kurie priėmė pilietybę kitos šalies nuo Lietuvos. Tai yra baisus tautos skaldymas. Ir tikrai yra teisinių galimybių. Dabar Latvijai priėmė tiesiog sąmonėšką sprendimą, kur aiškiai apibrėžė, kaip žmogus priėmęs kitos šalies pilietybę gali išlikti Latvijos piliečių. Tai mums reikia pasimokyti šiuo atveju iš baraliukų, kaip galima tai padaryti, kad paliktų žmonės tas sąsajas, turėtų su savo šalim toliau. Ir tikrai Lietuva nekariaus karų su Amerika, su Didžiąja Britanija, kur dviguba pilietybė būtų grėstų, kaip teisininkas sako, karo atveju, ką rinksi žmogus. Nekariausime su tais kraštais. Tai jūs už dvigubą pilietybę? Tik už dvigubą pilietybę, bet sakau, yra tam tikrų sąlygų, kaip ta dviguba pilietybė netaptų Trojos arkliu. Reikia tik tai tam tikrų įstatyminių pataisų ir vis dėlto tai turėtume ir vėl pataisę referendumą įstatymą pateikti tautai, kad neapsispręstų tokius klausimus. O kaip? Gal truputį pratęsime mūsų atsakymą vėliau, kai išklausysime šio žiūrovo klausimo. Labas vakaras. Labas vakaras. Pateikite savo klausimą. Taip, toks klausimas norėčiau. Tiesiog turiu pagarbą Oželytei
turiu pagarbą Venckienei. Ir dabar toks dalykas norėčiau paklausti, kaip jinai pasirinko drąsos kelią. Kažkada tai aš ją, kada mačiau, tais labai labai gerais sovietiniais laikais, kaip jinai taip aktyviai darbavosi, kaip dabar drąsos kelias, jos tiesiog su Venckiene yra šiek tiek panašios. Tai aš tiesiog norėčiau toks ir klausimas, kaip jinai pasirinko. Jūs, brangioji, aš supratau jūsų kandų klausimą, mes moteriškės turime gyvačių liežuvius visas. Aš irgi turiu liežuvį neprastesnį negu jūs ir turiu jums pasakyti, kad aš esu nedrąsos kelyje, už drąsos kelio partiją aš nebalsuosiu, nes aš turiu kitų prioritetų. Aš tiesiog labai vertinu Tomą Vilucką, aš labai vertinu konservatorių Naglį Puteikį ir nepartinį Šarūną Navickį. Va todėl aš esu Klaipėdoj ir todėl aš čia kalbu, aš neveidmainiauju. O nuoširdžiai aš negalėjau taip ilgai dirbti, kad jūs atsimintumėt, gerbiamą ponę, nes komunistų partija buvau lygiai 9 mėnesius. Ir 2 iš jų buvau centro komiteto narė, padariau žaibišką karjerą, kurios man iki šiol pavydi visi ir buvę komunistai, ir tie, kurių komunistų partija nepakvietė pas save. Aš dėl to nekompleksuoju ir neužsigaunu. Taip, kad visi ir kandus, ir nekandus, būkit savanaudiški šiuose rinkimuose. Na, būkit savanaudiški. Pasilinksminot Valinską išrinkę. Dabar žiūrėkime, ar žmogus gali būti naudingas. Ar gali būti naudingas? Man atrodo, Tomas Viluckas gali būti naudingas. Jeigu rinksimės kaip savo, nereikės po to spjaudytis į veidrodį. Tai grįžkime prie dvigubos pilietybės, Tom. Taip. Būtinai jinai. Tai jinai būtina paprasčiausiai. Ir sakau, sąlygas, tas, sakytume, saugiklius, juos galima įdėti. Ir paprasčiausiai duokime tautai pagaliau apsispręsti, ką žmonės galvoja apie tai. Ar jie nori, kad jų vaikai, jeigu jie turi kitos šalies pilietybę, liktų Lietuvos piliečiais. Kitas dalykas, padėkime tiem žmonėm, kad jie reikalingi mums. Mes sakykime jiems tai. O dažnai dabar mes sakome, jie išvažiavo, paliko mus čia vargti, išdavė Lietuvą. Negalima šitaip kalbėti. Tauta yra vienas kūnas. Tomai, 4 milijardai litų atsiunčiami kas metų, kurie išvažiavo į Lietuvą. Taip. Tai yra baisus pinigai. Taip, tai yra dideliai pinigai ir tai padeda mūsų šalies ūkiui, padeda mūsų žmonėm. Mes turim suprasti, kad esame vieningas kūnas, vienas kūnas, Lietuva, kuris yra pasklidęs po visą pasaulį. Kitas dalykas, kaip tą emigraciją stabdyti, iš tikrųjų, mums pats svarbiausias dalykas padaryti tai, kad čia žmonėm būtų gera gyventi. Žinote, man yra tikrai nemalonu pasidaro, kai perskaitau po visų tų skandalų kažkokiu tai internetu, sako, aš nebegaliu čia būti. Atmosfera kokia toje šalyje. Žmogus čia negerbiamas. Tokie paprasti dalykai. Aš pat pasivažinėjęs po užsienį, galbūt tai juokingai skamba, bet taip, su to vežimėliu yra tekę nuvažiuoti gerų draugų pagalba įvairias pasaulio šalis. Ir žinote, ką aš pastebėjau, bišėdamas vakarų Europoje. Ten daugybė dalykų yra daroma žmogui, kad tau būtų gera judėti gatvėje, kad tau būtų nesudėtinga vairuoti automobilį, kad tu nuėjęs į viešojas įstaigas pamatytumi, tavęs niekas nepastums, neaprieks. Tokie paprasti elementarūs dalykai. Ir ta atmosfera, kuri sudaroma, kad žmogui būtų gera būti. Štai kas yra labai svarbu. Bet Tomai, ne valdžiagi ją sudaro iš vienos pusės. Bet iš kitos pusės jūsų siūlymas, kad būtų referendumai, žiūrėkit kaip Šveicarija. Kada kyla pilietiškumas? Kada kiekvienas žmogus realiai dalyvauja valdyme. O kaip jis gali dalyvauti per referendumą? Tai kuo mažesnis procentas žmonių, ne visai jau tai beviltiškai mažas, bet vis dėlto ne 50% spręs valstybės svarbius klausimus, to daugiau žmonių jausis, kad jie tikrai turi galią ir bus piliečiai. Neseniai prisiminkė, buvo toks mažytis dalykas, reiškia mažas kažkoks kaimelis, Ispanijoje gavo 40 000 atrado papildomų eurų, 40 000 eurų biudžete ir jis sprendė referendumo būdu, plebiscito būdu, kur panaudoti, kurti papildomas darbo vietas ar koridą. Tai va, suprantate, reiškia, žmonės įtraukiami į sprendimus. Pas mus sako, jie durniai, jie nieko nenuspręs, jie nežino, ką daryti. Mes profai, mes profesionalūs politikai, mes ir nuspręsime. Mūsų laida jau artėja prie pabaigos. Tai Tomai, pabaikite, turime nepilną minutę, kad apibendrintai pasakytumėte, kodėl už jūs reikia balsuoti. Aš kviečiu į proveržį į naują Lietuvą, kokybiškai kitokią Lietuvą. Lietuvą, kurioje mes gyventume pasitikėjimo ryšių. Lietuvą, kurioje valdžia
ir žmogus, pilietis nebūtų du skirtingi, o būtų kartu žiūrėtų į vieną pusę. Todėl, kodėl sakau proveržis, todėl, kad jeigu jūs pasirinksite tokį žmogų kaip aš, paprasčiausiai jūs suabejosite, tai savaime suprantamai štampais, kurios jums kiša į galvas patys įvairiausi dalykai, nuo masinio informavimo priemonių iki politikų, kad viską tai, kas vyksta, čia yra, taip ir turi tikėti, ta pačia sena vaga. Paprasčiausiai, žinoma, jeigu jums patinka tas pats status quo, prašau, tegul viskas lieka. Jeigu jūs norite kitko proveržio... Tada balsuokim už Tomą Vilucką. Ačiū Jums. Ir neteks gailėtis. Ačiū Jums. Tai buvo tiesioginė Baltikum televizijos laida Rezonansas ir aš, Mindaugas Milinis, atsisveikinu iki rytojaus.